Sveiki, su jumis Arnoldas iš Kayak Shop ir važiuojame testuoti 25 metų modelių irklenčių. Tai bus pagrindiniai du šių metų modeliukai Fox ir Wave. Jų apžvalgą galite rasti video aprašyme apačioje. Išbandysime jas gyvai, įlipsim į vandenį, paplaukiosim, pažiūrėsim, kaip jos irkluojasi tiesiai, kaip jos sukinėjasi, jų stabilumą įvertinsim, prisikabinsim sėdynėlę, kadangi yra tokia opcija, ir turėsim trumpą realų video ir įvertinsim ir neužilgo pamatysite. Taip, šiandieną yra vėjuota, nesmarkiai, kokie 5 metrai per sekundę, tai bus pats tas išsibandyti tokiose sąlygose šias irklentes, kągi ir pradedam jas pakuotis ir ruošimės eiti ant vandens. Visą laiką ant vandens naudokite savo palaikymo liemenę, niekada neikite, kad ir atrodo esate nedideliam karjere ar upelėje. Visą laiką užsidėkite liemenę, tvarkinga liemenė jums nemaišys. Jeigu atvirai, tai kurį laiką buvau nestovėjęs ant irklentės, jau toks po gero mėnesiuko pertraukos. Tai stabilumas nustebino, labai stabilu, galima ir vaikščioti. Minusiukas būtų manevringumas, bet stabilumas ir greitis, ir kad galima per vieną pusę irkluoti ilgai ir nesusisuka, aišku, tai priklauso gal ir nuo technikos dar. Tai labai puikus variantas. Išbandykime dabar modelį Wave.
pasivaikščioti, žinoma, jau reikia atramos, labiau performance. Jinai duoda, galima palipti ant galo, lengviau pakyla galas, lengviau sukinėtis. Jeigu žadat plaukioti daugiau po upelius, tai reikėtų rinktis tokią mažesnę irklentę, jeigu jūsų tikslas yra labiau atviri vandenys, ežerai, ar jeigu norėtumėt kokį ar šuniuką, ar dar vaiką mažą pasimti, tada siūlyčiau Fox irklentę. Kur kas stabilesnė ir ant jos daugiau vietos. Na ir dabar pabandom užsidėti sėdynės ir pairkluoti kaip baidarę. Taip, modelį Wave bandžiau su kėdute ir kyliu, tai gal truputį pasigėdau manevringumo, kai irkluoji stovėdamas, turi ilgesnį grybšnį į šoną, tai tas manevringumas labai geras. Kai esi įsėdęs, reikia labai toli užgriebti, kad būtų geras pasukomumas, todėl Fox pabandysiu irkluoti su kėdute, bet be kylio. Ir pasižiūrėsiu, kaip mums seksis suvaldyti irklentę ir gal tai pagerins manevringumą irkluojant su irklu. Pairklavau Fox irklentę be kylio prie vėjo ir ežere. Taip jaučiasi sukamumas be kylio kur kas geresnis, gal netgi per daug pasisuka, bet kadangi irkluoju su baidariniu irklu, tai visą laiką tą pasukimą ištiesini. Sakyčiau, su didžiuoju kyliu, kuris yra standartinis, tai irklentė irkluoti puiku, o atsisėdus reikėtų, jeigu upelyje, išsiimti kylį, būtų lengviau manevruoti, dar kai srovė neša į priekį, nebus problemų. Jeigu ežeriukyje arba norisi biškį labiau, kad laikytų kryptį tiesiai, galima įstatyti mažą kylį, tai yra didelis, man rodos, ten 27 cm, 30 cm kylis standartinis, o mažiukai yra iki 8 ar 9 cm kylis. Ir jisai išspręstų visą šitą problemą. Irklo užtenka maždaug 2,10 m, 2,20 cm ilgio, jeigu baidarinė, labai patogu irkluoti. Aš sveriu 90 su įranga, šlapiais batais, liemenė, čia gal buvo 95 kg ant abiejų irklenčių, tai tikrai nesijautė, kad kažkas per daug ar per mažai. Puikiai irklavosi ir buvo puikus stabilumas. Ir susitiksime kitose video.